Labas rytas. Prasideda 14 diena Islandijoje. Kempinge. Paskutiniam kempinge. Šiandien vakar jau nakvosiu hostele ir išvažiuojam iš dar vienų šiandienos namų. Šiandien man iki kelto tik tais belikę 100 kilometrų iš tikrųjų, bet susiplanavau maršrutą daugiau. Šiandien vakarą jau palapinės nebestatysiu. Turiu pasiėmęs hostelį, nes norėjau būt garantuotas, kad galėsiu susitvarkyti prieš keltą. Daiktus uždarytas. Ir opa. Todėl ramiai pasivažiuosiu, bus žvyrenė nemažai. Nes dar noriu paskutinę dieną biškį įlysti į šoninius keliukus. Aplink tokį ežerą apvažiuojant. Važiuojam. Va tokie grunto keliukai. Juos čia graderiuoja per vidurį, dabar tokia juosta sustumta, kur jeigu tik biškį užvažiuoja, labai mėta kaip po košę važiuojant. Čia dabar per kalnus kertam kampą, pirmą kelią, bet ir taip aš norėjau dar pasivažinėti keliais. Čia avis visai nebaigščias, jos geri iš balutės, tik jūs taip nedarykit, negerkit iš balutės, aviniukais pavirsit kaip aš. Nu, vaizdelis kaip kokioje Švedijoje, Norvegijoje, kokie eglinukai. Persiverčiam nuo jos pusės į kalnų vidurį ir čia matom didžiulį šaltą kalną. Labai daug kemperių važiuoja. Čia jau važiuoja visi, čia įkelsi vieną pusę, iš ten jau vis tiek reikės grįžti atgal tuo pačiu keliu. Ir važiuoja iki to
paukščių stebėjimo vietos tenais. Bet čia ir pats kelias labai smagus ir vaizdai. Taip, šiaip ten biškį akmenuką ant kelio yra, tai reikia neskubėti. Puikus asfaltas, puikus vaizdai. Nu į ką, paskutiniai dienai dar prisirinksim vaizdų. Ir viskas, namučio 2 paras su keltu. Plauksime per vandenyną į Danijas. Dabar čia tokia didelė nuokalnė. Prieki kemperis važiavo, jau visą kelią užsiuoč stabdžių disko kvapelis. Jau čia pasvyla. Ojoj, nustab. Tai va, 5 metrai aukščio liko įsileisti. Bet kaip visada sakau, kiekvieną nuokalnę turi savo įkalnę. Reikės sugrįžti, reikės pakilti visą tą kalną. Tai bus smagu. Daugumą atveju galima sakyti, kad asfaltas Islandijai tai yra tikrai puikus. Nes čia turbūt šaltis tas neiškilnoja ir net tų duobių nepridaro. Bet, žvyrkelniai irgi geri. Tik tais tie lavos keliai jau per visus tuos velnius, kur eina dykumas. Tai va, tokiais smagu važiuoti. Liko 11 km. Važiuosim va tokiais padebesim prie jūros, prie vandenyno. Ir mėgausimės vaizdeliais. Čia jau matos labai turistinis miestelis, nes čia ir tų kemperių atvažiuoja daug. Čia yra žygiai į kalnus, pasivaikščiojimai visokie ir daug visko. Liko kilometras iki galutinio taško pažymėto pas mane. Čia va jau yra, kaip čia fjordo to tie iškišuliai jau, kur baigęs rytinę pusę. Štai kur kelionės tikslas, kur visi suvažiuoja. Ir tada eisim tenais bandyti stebėti. Kameras nuimtas, vadinasi nemokysim. Šiaip kiekvienas tas parkings būna motociklai nuo 2 iki 4 eurų. Dažniausiai 30-80 labai įdomiai. Kažkur buvo ir nemokai. Hafnarholmi – paukščių perėjimo vieta šiaurės rytų Islandijoje. Vasarą čia susirenka tūkstančiai pufinų ir kitų paukščių. Mediniai takai leidžia stebėti gamtą iš labai arti, bet jos netrikdyti. Tai viena geriausių vietų Islandijoje pamatyti paukščius jų natūralioje aplinkoje.
paskutiniai pasivalkiojimai. Jau tų vaizdų ilgai nematysiu, eisiu į darbą, bet užtat atsiminsiu, dėl ko dirbu, kur pinigus išleidžiu. Vien tai motyvuoja dirbti. Dar kartelį bažnyčią nufilmuosim. Ir čia va tas toksai gražus kiemelis, pastačiukai. Šitą vietą labai rekomenduoju aplankyti. Čia jau ir su kemperiu atvažiuoti, čia ir apsistot galėtų. Nes čia ir jūra, ir kalnai, ir pėsčiųjų žygiai, ir tie paukščiukai stebėjams. Čia ir kelias labai fainas, davažiavimai. Ir viskas čikė. Parodysiu vaizdas iš viršaus. Šitaip. Pašvežiojos 3 litrus vandens, kaip čia ta tokia kuprinytė vandens hidratorius, kaip jis. Ir tenais, kai buvo šalta, jo gert nesinorėjo, iš viso tik tais karštą arbatą jau kiek gerdavo. O jau šiandien pagaliau pradėjau gert vandenį šaltą, nes arbata nelend per karštą. Aišku, ir batai. Tokia morė, šaltam jau 20, jau chana, jau kojas tenais ne to, kad šund, bet jau jaučias, kad tenais per karštą yra. Ir nusirengti aš dar galiu, viskas tvarkoja, bet batų neprisimausiu, nebent jeigu Danijoje bus labai karšta, kedus įsimausiu, kažkaip batus prisirišiu prie moco. Sugalvosiu, prisitaikysim prie visų aplinkybių. Jie man atsiskleidė visų gražumų. Pirmas dienas nerealus šaltis, 5 laipsniai su jutiminė 0 ar vienetų tenais. Lietaus belekiek, rūks, debesis, ko tik tais nori. Paskui gerėja, paskutinės dienas, tai čia jau visai pasaka. O jeigu taip būtų vien tik toks oras, tai net neįvertintum, galvotum, kas ta Islandija, čia šilta, čia faina, gali važiuoti atostogauti. Čia gali važiuoti atostogauti, bet čia reikia būti nusiteikusiam belekam. Čia dabar kelias dienas nesikeitė, orai nebuvo tų lietaus ar kažko. Bet čia visą laiką žinau dabar, kad čia turi būti pasiruošęs. Niekad negali žinot, kas bus po to ar dar vakare. Naktį palindai, čia viskas gerai, ten patogu. Nu į ką, Islandijoje didelį atstumai, tai jau jeigu kažkur tai jis nuvažiuota irgi aplink salą, tai aš 2 savaitės, 14 dienų bus virš 4000 km pravažinėta. Ir laiką kiekvieną dieną judėjau po 300 km beveik. Tai plius minus vidurkis tikrai gausias. Tai čia dar su nuomoto mašinom negali važiuoti į žvyrkelius arba tenais į tuos aukštikalnių kelius, tai reiktų jau ruošiantis žiūrėti, kaip pasinaudot žinom, kad ten nuvažiuoti. Nes paskandinta irgi labai lengvai manoma tarp upių, tą jau žinau. Bija ir kliuks.
Thanks. O, palaidai einam. Neišsilakstam. Pavyko nufilmuoti arkliukus. O taip galvojau. Vieną pamačiau, ten tą bandą labai didelę. O čia mažesnė. O. Tie žirgiukai prajoja ir aš užkūriau motociklą, nors jau buvo tolokai jie, bet vis tiek pasibaidė. Biškį reikėjo dar ilgiau palaukti. Nu ir ką, dar vienas checkpoints. Baigė žvyrkelis, išvažiuojam vėl į civilizaciją. Dar palei planą vieną krioklę aplankyti, bet jau nebenoriu. Viskas, judu prie kelto, įsėdis fjordūrą ir ten lauksiu rytą. Nu, dar kažkokią vietą randam. Reikia sustot, pasivaikščiot, šičia prajudant kojytes. Štai ir paskutiniai metrai Islandijoje. Važiuoju nakvynę į iš anksto užsakytą hostelį, tai bus mano pirmoji patirtis miegant kartu su kitais keliautojais. Dar įdomiau, kad kambarys bendras vyrams ir moteriams. Lova hostelyje kainavo 45 eurus, buvo didelė tvarkinga virtuvė, švarūs dušai ir labai rami aplinka. Tik miegas buvo kiek neramus, nes taip ir negavau asmens dokumento, bet kaip sekėsi grįžti namo, pamatysite kitoje paskutinėje serijoje.